Šiandien mes gaminsim panyrą ir panyro kepsnelius. Panyro pagaminimui tereikia šviežio pieno, natūralių citrinų sulčių bei sūrmaišio sūrio formavimui ir nusunkimui. Šįkart darome iš 2 litrų pieno bei poros citrinų sulčių. Pieną įkaitiname beveik iki virimo ir pilame sultis. Truputėlį dar pakaitinam, nors jau va čia yra čia manau, kad jau mums kaip ir gerai visas šitas veiksmas. Dabar mes pilsim į maišelį. Štai jau pilame masę į sūrmaišį, tuomet nuplauname po šaltu vandeniu ir užveršiame maišelį. Jei neturime specialios spaudyklės, tuomet gerai nuspaudžiame, dedame į dubenį ir paliekame atvėsti. Vienas variantų, ką galime pasigaminti iš panyro – kepsneliai. Tai kol panyras įvėsta, mums reikės pasigaminti tešlą. Taip, Milda. Tai ko mums čia reikės dabar? Tešlai mums reikės žirnių miltų, prieskonių, tai yra mes naudojam asafetidą, tai yra svogūno ir česnako pakaitalas, labai tinka su visais ankštiniais patiekalais, kaip žirniais ir taip toliau, mažina pilvo pūtimą, juodųjų pipirų, druskos, kepimo miltelių ir aš labai mėgstu tokį pakora masalą. Prieskonis, jisai taip pat labai tinka šitas prieskonis prie ankštinių ir visokių lęšių, žirnių ir pupelių patiekalų. Į dubenį dedame žirnių miltus, druską, kepimo miltelius, kitus prieskonius bei vandenį. Masė turi gautis maždaug grietinės konsistencijos. Tuomet plonais rutuliukais pjaustome pomidorą bei mūsų atvėsusį panyrą. Dėliojame vieną ant kito lėkštėje. Keptuvėje kaitiname gy sviestą. Kepsnelius voliojame pasigamintoje tešloje ir kepame, kol paruduos. Garnyrui tinka rudieji ryžiai arba tiesiog mėgstamos daržovės.